Dabar mūsų laukia Vakarykštė diena pradžiugino pačiais šilčiausiais šių metų orais. Kaišiadoryse buvo išmatuota aukščiausia temperatūra, sušilo iki 19,3 laipsnio. Užtat šis rytas jau visiškai kitoks. Visiems išaušo vėsu, lietinga ir niūru šiandien. Tad iškart apie artimiausią parą Lietuvoje ir žiūrime, kiek pas mus susigusta lietaus debesys. O artimiausią naktį išties labai nemažoje dalyje Lietuvos, labiausiai tikėtina būtent šiaurės rytuose, turėtų protarpiais palyti, bet lietus bus ne ištisiniai ir tikrai negausūs. Vėjas bus pasisukęs iš vakarų, šiaurės vakarų, pūs 4-9 metrų per sekundę greičiu. Ir naktis vėsoka, oro temperatūra kris iki laipsnių 6 šilumos ir beveik visoje Lietuvoje yra tikėtina šalna, iki daugiausia 5 laipsnių minuso. O jau rytoj išaušus daug kur trumpai palis, lietus bus negausus, vėjas šiaurės vakarų šiaurės smarkės iki 6-11 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra spės užkopti iki 9-14, vietomis 15-17 laipsnių šilumos, tad šalta ilgai pas mus nebus ir žiūrime, kur sušils labiausiai. Pirmiausiai šiaurės Lietuvoje rytojus yra numatęs dar kuklesnius skaičius visiems, nuo 8 iki daugiausia 13 laipsnių, o šiek tiek vėsiau iki 7 turėtų būti Kelmėje. O šilčiausia beje Biržuose, padangė pilkoka ir tikrai gali šiek tiek pakrapnoti dienos metu. Rytinių rajonų gyventojai penktadienį irgi pasitiks dar pilkesnė padangė ir atšalusiais orais. Čia nuo 7 iki 12, vėsiau šiek tiek šalčininkuose, kur apie 6 ir taip pat nešilta bus Sostinė, Ukmergėje, ten 7 laipsniai. Šilčiausia Zarasuose ir Visalyne. Ir kaip matote, tikrai pasitaikys ir to lietaus. Pietiniai ir centriniai regionai rytoj taip pat gaus porciją lietaus, čia irgi iš namų keliaudami skėčiuot nepamirškite, o šilumos beveik ir nepasirodys. Nuo 5 iki daugiausia 8 laipsnių, vėsiausia bus būtent Alytuje. Vakarinę šalies dalį rytoj lankys visai smagi šiluma bent jau tarp. Štai Mažeikiuose ir visi 14 laipsnių, Telšiuose 12, vėsiau turėtų būti Klaipėdoje, Šilutėje, Tauragėje ir Jurbarke, kur tarp 8-9 ir taip pat ne tik naktį, bet ir dieną gali šiek tiek palyti. Ir apie kitų dienų orus šį vakarą nuo garsiųjų Vilniaus sakurų. Šeštadienį lietus jau menkai tikėtinas, vėjas šiaurinių krypčių ir turėtų būti vidutinis. Temperatūra naktį svyruos nuo 0 iki 5 laipsnių šilumos. Vėlgi kai kur šakančiosis šalna iki 5 laipsnių šalčio, o diena šils visai neblogai, nuo 12 iki 17. Ir sekmadienis mums numatomas sausas. Vėjas vis dar bus pasisukęs iš šiaurės, naktį silpnas, diena vidutinis 50 metrų per sekundę. Naktį temperatūra panaši kaip ir ankstesnėmis, nuo 0 iki 5 laipsnių pliuso, vėlgi vietomis iki -5 laipsnių šalna. O dieną laikysis 12-17 laipsnių šilumos. Ir dabar žiūrime, koks pavasaris.